Šiuo metu, sveiki, šiuo metu gaunu daug klausimų, kas tie gyduoliai, kas tie fiziniai gyduoliai, kodėl jie reikalingi, ar jie čia gydys visus, kas čia jie bus tokie, ne? Ir pati labai užsidaviau tuo klausimu. Iš tikrųjų, ką jie daro, kokia jų esmė, kokia gyduolio esmė. O esmė yra ta, kad mūsų protas, jis nėra Dievo protas. Jis dirba atskirai nuo Dievo proto. Jis susiformavo mūsų kūne. Tai kitaip vadinamas ego. Ir jis suformavo tam tikrus susirgimus, tam tikrą mąstymo būdą, kuriuos galima šiek tiek pagal sistemas susisteminti. Ir juos reikia būtinai žinoti. Ta programa, pagal kurią aš mokau, yra mano sustatyta ir ji yra sustatyta pagal mūsų energinius centrus nuo apačios ir pagal tuos energinius centrus atitinkančius visatos dėsnius. Šitie dalykai nėra sugalvoti žmogaus. Jie yra sutverti, kūrėjo sutverti. Taip mes sutverti. Mes juos iki tam tikro laiko žinojom. Dabar mūsų protui yra patogu juos pamiršti. Galbūt kažkas padeda, gal tiesiog mums norisi labai greit, labai lengvai, labai kažkaip gyventi, tik paskui mes nepamatom, kad labai greit ir labai lengvai mes sunegaluojam, susergam, mums nustoja sektis, mes pradedam kaltinti kitus ir prasideda ta rutina, kuri vadinasi nesėkmė, nelaimė, liga, senatvė, žodžiu, taip veikia tas sugalvotasis protas. Jis negali vadovauti, bet jis vadovauja. Tai apie tai yra gyduoliuose. Mes visą laiką mokysimės pagrindę apie tai, pridėdami anatomiją, organus, kurie labiausiai pakenkiami tų dalykų, pridėdami dėsnį, kaip jis veikia, kaip šaukiu ir kaip man atsišaukia, kaip aš tą padauginu, kodėl man grįžta su dviguba jėga, kodėl man negrįžta, sakysim, jeigu aš kažkam įkandau, kodėl man jis neprilėkia ir neįkanda. Kodėl tai atsitinka tada, kai aš nesuprantu, kodėl man įkando. Vat apie visus tuos dalykus yra gyduoliai, fiziniai gyduoliai. Šviesos gyduoliai yra jau apie kitką. Tai visi, kurie pajaučiat, pasiskambinkit, pasikalbėkim. Galbūt ne dabar, galbūt vėliau, galbūt kažkada, galbūt ieškosit kažkokio kito kelio. Reikia, kad įsijungtų sąmoningumas. Reikia, kad įsijungtų kaktinė dalis, sąmoningumas, ir mes pradėtumėm mąstyti didžiuoju protu. Iki pasimatymo. Laukiu jūsų skambučių.